Šį savaitgalį palangiškius ir miesto svečius viliojo ne Basanavičiaus gatvės šurmulys, o amerikietiškų automobilių variklių burzgesys ir senovinio Kadilako ratlankių spindesys. Mieste jau tradiciškai svečiavosi amerikietiškų transporto priemonių mėgėjų šventė American Spirit. Ketvirtus metus iš eilės organizuojamoje didžiausioje Lietuvoje amerikietiškų automobilių parodoje gali dalyvauti tik Jungtinių Amerikos valstijų automobilių gamintojai. Kasmet šioje parodoje eksponuojama daugiau nei 150 automobilių. Mugė startavo raliu po Žemaitiją, per kurį 14 ekipažų reikėjo įveikti 160 km atkarpą. Palangoje stabtelėję prabangus amerikiečiai leido mugės lankytojams automobilius apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir sėsti prie vairo. Parodoje tik tradiciniai amerikietiški automobiliai, seniausias pagamintas dar 1923-aisiais, naujausias šiemet. Senojo Fordo šeimininkas sako, kad šios markės automobilių nemėgo visą gyvenimą, kol neprisilietė prie šio senuko. Yra autentiška, kaip matot, išlaikyta, be abejo, aišku, jinai yra restauruota ir po šiaip detalės yra išlikusios autentiškos. Su ekonomiškumu, be abejo, 30 metais niekas negalvoja apie detalę, apie kūrą, jų ekonomiją kūro, bet iki 30 litrų kūro pasiėmė savo. Išskirtinis dėmesys parodoje šiemet skiriamas Cadillac markės automobiliams, mat amerikietiškieji Cadillakai šiemet švenčia 110 metų jubiliejų. Pasak šventės rengėjų, būtent Amerika davė pradžią automobilizmui, todėl pirmieji šioje šalyje pagaminti automobiliai visiškai kitokie negu kitų šalių gamintojų. Šia mugė siekiama paneigti stereotipą, esą amerikietiški automobiliai nepraktiški.